Sveikučiai. Šiandien, žodžiu, turėjau nuotykį tai tokį, net gerklės pradėjo skaudėti nuo šaukimo. šitas va, mūsų veilukas. Nyktų. Žodžiu, šiandien vištas išmokinu skraidyti. Ryte aš visą laiką pasileidžiu, šeriuosi, čia išsilakstom. Loju šiandien pikstant vištinykui, jisai buvo nuo pat ryto. Nu, ką paleidau. Žodžiu, jisai tiesiu taikymu aplink tvartą. Ir žodžiu, nemačiau, bet taip įtariu, kad taip buvo. Nes kitų paaiškinimų neturiu, kaip jisai vištinykė atsirado ten, viduj. Žodžiu, įsilėkė. Kaip suprantu, nes palei pėdų taką. Tai kažkaip nuo trinkučių ant bačkos, žodžiu, nuo bačkos iššauku į kampas teniai į vištinyką. Nes aš neįsivaizduoju, kaip jis kitaip galėjo papulti. Žodžiu, gerai, kad aš išlindau lauk ir pamačiau, kad vištos ore velnias da pasidarė. Va, Jėzus, aš į tą vištinyką paskui tą arčiai, tas paskui vištas. Žąsys pasimetė iš viskas čia darus. Nei bėgt, nei nebėgt. Tai paskui užbizinau, tai subiniai gaubės pro vartelius į valjerą. Tai žodžiu, užkimau ant tų sėgių. Sakiau, tu pusryčių negausi. Kur čia neduosi jam pusryčių? Vis tiek nunešiau 2 saradėlkas. Sakau, nu jau jisai nervuojas, va per dienas vištinyką tą žiūr, nervas ėmais. Tai dabar paleisim, žodžiu, reikia stebėt. Bet gal neįkirtų sistemą, kaip papulti tenais. Vištus įsigando visos į tvartas. Galvoju, amen viską, kadangi tų vištų daug, visus pasidavė, tai jis nenugreibė nei vienos. A ne? Šiaip tai geras tu esi, Elena. Kaip čia pasakius, su savo charakteriu tokiu. Na. Eisiu dabar tau arčių kakus tau išvalyti, gerai? Biškį paleisiu tave. Gerai. Biškį apsivalysim. Oi, tai va taip. Tai vakar, kas vakar buvo? Jo, turbūt vakar. Parsivežiau kai ką. Einam, parodysiu kam. Naujagimių. Būsimų 30 vienetukų. Daugiau įmant neverstumų ir šiaip nesu profesionali tų perinimų. Tai vis tiek kažkokių klaidų padarai, paskui neįsirita. Bet taip, gerai, šaudynės įsivalyt arčių ir tada ant smidrų vešiu po biškį žemių. Užpilt ant viršaus pastūrint. Čia su šitais dėžiūruoju dabar ryts vakars, nes naktį minusas būna. Paryčiais. Kol kas nieko, viskas gražiai. Tikėkimės augs, viskas gerai bus. Nors, pavyzdžiui, šiltnamį palikau čiliukus. Tiesiog turiu aš čia tų jalapenų pasėjų, sakau, čilius išsipikiavau ten atiduotus ir aš jau jų tikrai nenešiu namo, palikau. Gal kai bus, jei bus, nenušau. Tai gal gerai.
Kritulių rytoj nenumatoma, naktį ir rytą vietomis rūkas, temperatūra artimiausią naktį apie 2 laipsnius šalčio, rytoj dieną apie 14, vakariniuose rajonuose vietomis apie 8 laipsnius šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 5, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 9, Vilniuje ir Panevėžyje 10 laipsnių šilumos. Vieną eilę nupilt. Kažkur arti 100, žodžiu, karučių. 70 virš 70 tiksliai neskaičiavau, bet taip. Į atstumą ten po 25, nu tai kažkur tam daugiau netgi. Tai dabar dar antra eilė liko ir smidriukai bus sutvarkyti. Be žodžių, čia kai sakau, gražu. Kai sakau, šitoj saudyboje kiek čia pilta tų žemių, aš nežinau, čia jinai suryja jas į save. Kai kur atrodo pilta, aišku, geriau negu nepilta, bet vis tiek sukrenta jinai kažkaip ir. Tai čia tos 2 eilės, tai kauburiai buvo. Tai nėra kauburių. Tai va, tai kužname taip užpila. Ir daugiau nesiplėsime su smidrais, 2 eilių per akis į savo į pardavimą. Užteks. Nes paskui jau šiemet jau dausiu, sakiau, kur šalų, gal man to pirmą eilė tenais tokiais tarpais ten apie 30 vienetų. Tai užsisakiau naujus daigus sukišiu, tai tų negalėsiu šiemet pjauti. O visus kitus šiemet jau galėsiu pjauti. Tai kitais metais lapšė visus galėsiu pjauti. Čia jau nemažai bus, praktiškai kužną dieną pjaunė, kur išlindė pirštukai būna. Gerai, nu kokių sulčiukių atsigersiu ir tada vešiu kitą eilę. Nu ką, antros neužsipyliau. Žodžiu, sakau, pro čia pabandysiu važiuoti. Iki čia davažiavau, su karučiu įkritau tenais. Tai čia išverčiau. Tai paskui per šičia vežiau. Per čia vežiau ir čia. Bet jau nuo pirmos eilės jau turbūt nusikalus esu. Tai va. Užsipyliau, aišku, kažkiek užsipyliau. Bet pusės neužsipyliau. Žodžiu, gana, nes rytoj važiuojam į kapus, tai žinau, kad ten rausimas laukia irgi. Tai paskui per savaitę pasibaigs užsivežti. Apie gegužės mėnesį jie nepradeda dygti čia. O Andrius ką, bandažuojas, kraunas priekabą. Kraunasi priekalą, žodžiu, lentų prisikrausim. Ten su šlaičiuku trinkutes turim. Tai rytoj tik tais susisuksim rėmą, o kitą šeštadienį betonuot. Dabar turėsim įsipjauti. Baigiam atsirausti didumą.
Nu va, susikraunam šmakis. Susikalėm. Kitą savaitgalį betonuosiu. Štinkuojam. Vėl tai priklauso. Tai važiuoju nuo gatvės stiebas tik matos. O, kol vėl nušiurs. Pamiršau, kai prieštai. Esu į garažą iškart. Važiavom nusipirkti jūrinės plokštės ant stalažų garažai. Pasirodo, Litagrus sandėliai dirba tik iki 2, ne? Jo. O parduotuvė iki 4. Parduotuvė nėra 3 metrų plokščių. Tai, ką dabar? Nuvažiavam, nusipirkom, va, aukšto spaudimo aparatą. Plovimų. Neėmėm. Brangiausius neėmėm, nes tu dabar... Kokį čia palauk, skendlėjus, ne? Ta? Skendlėjus čia, kas šitus? Ei, jau. Jo. Stanlėjus, ne skendlėjus, skendlėjus. Stanlėjus. O prieš Gal mūsų poreikius tai mums užteks. 180 barų, ne? Taip. O mes prieš tai turėjom Kercherį 130. 130. Nu taip, bet silpnokas. Tai Kercherį da už vardą moki, žodžiu. Tai va. Ir grįžom saulėlį leidžiantis. Čia tas panašiai, kur pas dantistą. Jo. Panašiai tas. Andriau, Jo. pabandyk šitą. A stipriau šitas varo, ne? Jau paėmė į ranką, suprantu. Aš rytoj mašiną nusiplausiu. O, Ta žemės išarčia. einam pasibaigt, susivežt smidrus. Aš dabar ausiu karučius. Andrius veš pils, o paskui nubėgsiu, aš ten prasilyginsiu. Bet va, žemių vidury, tai yra ledo luitas. Ta. Simsi planšetė čia į terasą. Gerai. Liutu. O, su skylė kokia paėmiau. Aha, ten nėra viduj toj skylėj būtų.
Na, einu prasilyginti, ką supilt. Dviesi, tai čia kits vaizdelis visai. Su pilnais karučiais, telta nešas. Nu, geras medžiagas. Sunaudosim, tai ant žemės dėdinę, kur. Va, su karučiai nuvažiuotų taip tenin. Kai atvažiuosi, čia biskį pilstot, nes čia yra smidras, va. Išprausta tiek. Čia įkišai tai? Nu, lazdintų sužymėjimui nusiperkau, čia susmeigia. Gerai, gerai. Įsikeliate aukštį. Ką, eis tau? Ar baigtės? Prie traktoriaus patys. Ne, tegu būn tai. Matai, kaip jis skęsta. Čia sulė, surys. Taigi čia buvo pirma surys. Kaip savo matai, kai lenkus vienas dvi. Suryja čia tuos kauburių žemė. Kitą metą vėl reiks pilt. Taip. Įsikėpk. Tai kėdutę mažą reikėjo gal eglutę atsinešt. Nebus taip, neis. Va, trauk. Trauk, va. Nu, mėjau kitu. Ateini.
Jau pradėjo žaliuoti žemė. Kaip dar žemė matosi, kol nejudinama. Tokia jau čia ta žemė. Va. Gerai, tai dabar pažiūrėsim, kiek valandėlių turim. Ir eisiu gal. Reikia prie vieno namų kampo duobę išraus šulinukui, kur bus suvestas drenažas. Tai eisiu tą duobę praplatyti. Ir ką, vakarienę daryti. Kaip visada. Taip, čia reikia. Biškį išplatyti. Kad nuo čia suvesti šulinuką tuos vamzdžius. Paskui va čia šitą jungsim į šulinuką ir čia po šilauogėm prarausti ir į griovį. Tai 2 tų turėtų šlangų užtekti. Kažkaip taip. Taip. Va. Čia aišku nusipjaus dar kažkiek, bet dabar nepjausim. Suleisim vamzdžius. Tą nuvesim į staguriauktų toksai, paskui matysim palį namų visą fasadą, kaip čia kas bus, kiek čia reiks, nereiks pjauti, reikės pjauti, čia per aukštai, per aukštas. Šiandien grybauju. Dalykam turiu porą užsakymų, tai iškepiau, rytoj atiduosiu. Pabaigiu tepliot. Ir nutepsiu medelius. Prisisinčiau tokį klijus, žodžiu, kaip skruzdėliukai neliptų man į medžių viršūnę, samarų nevilktų, neveistų. Žodžiu, pabandysiu aptepliuoti. Klijais pernai bandžiau purškiamą, bet paskui pasiskaičiau, kad jauniem medeliam nelabai rekomenduoju, nes būna, kad žievė atsiraituoja nuo jo. Čia tai labai geras dalykas, nekenksmingas. Na, pabandom. Mal. Bastante, meu Deus. Lauk.
dar ten tada vienu žodžiu reikia. Nes ir trūksta vienų pusė irgi tas pats trūksta. Tai čia reikia pirkti vamzdžių. 4, 3 metrus į... Reikia 2 trumpesnius. O, ten viršuose neturėjom kažką. Kažkas yra. Dar vienas spėjai vytis. Tai tikrai tokio ilgo reikėjo. Nu čia da užmečiu. Tas tikrai ilgoks. Biškį užmetį. O ką galiu? O! Op! Viskas. Ir tas ką, daugiau negu 20 metrų. Bandyk tu. Pamatei? Taip skersai čia jau. Gali va. Žinai, čia tokių nereiktų. Lauk, aš dabar turėčiau pastumti. Tas gal nusikirpšis, man. 10 metrų, Nežinau, matosi, nesimato. Netobulai žodžiu, bet kitokių marginimų būdų nesirinkčiau. Nes tai močiutės palikimščiama. Ten visą laiką margydavau kožną metą. Tai taip ir liko įaugę. Jūs parašykit komentaruose, kaip jūs marginat. Įdomu sužinoti, ar irgi marginat kas nors su vašku. Tai nugarą pakerta. Daug nemarginu, bet net... O, Jezus. Nu ką, paskutinis kiaušis. Čia jau nudažytų yra padėta. Paskui parodžiu.
parodysiu finale visus. Taip. Nu, matai, liuks, kaip pirmas syk labai puikiai. Spalvotai kaip padariau. Tai čia aš slovikėlį merksį, nusidažys. Atsargiai neprisiliesk. Va, žodžiu, kantrybės reik. Aš darysiu oranžinį ir tą raudoną. Mama! Gerai. Mama! Ką? Vėjas prievartauja mūsų paveisinę. Eikit, maželis, į kambarį, eikit. Nu, puteliukai, į gardelį. Čia orkestras suklupęs. Ta vieną kliūkvarnį reik paimt. Ką? Nu ta, kur lakst. Tai palaist, būk čia. Gal atvyst. Opa. Viskas gerai. Daryk. Šiandien buvo toksai planas, kaip ir susibetonuot, kur pasidarėm rėmą, bet neturėjom kur mergų palikti, o oras šiandien per šaltas kapinėse, tai nevažiavom. Nuvažiavom į Kauną, į depo, į Ermitažą, žodžiu, nusipirkom jūrinę plokštę ir vamzdžių lietvamzdžiams aplink namą, kad suves pritrūkom, tai va. Tai žodžiu, o geriausia tai, kad nuvažiavom į Kauną, o pinigų nepasiėmė. Nes iš vakar lyg nusprendėm nebevažiuot. O paskui nuvažiavom, pasirodo, neturim pinigą. Tai greit susišaudėm, kas pervestų. Ir susipirkom, ką reikia. Jėzus, pažiūrėkit, kas iš tos pavėsiniais darosi.
darbo arkliukas pakrautas, linguosim. Užnisaka vandenų nėra. Tai didelį svorį dadeda tos skanės. Tai vat Andrius turėjo čia tokį biškį smulkmeną iki ligoninės važiuoti, nuo darbo nusiėmė, tai tada, sakom, atidirbim tą dieną, kaip priklausom. Tai važiuojam dabar įsibetnuosim trinkutes ir važiuosim parsivežti medienos šitiem pastoliam aplink namą ir kapam, lentų. Va, bet aš nefilmavau, ką mes Velykų dieną nuveikėm. Iki pietų, kol šašlikinių kūrenus, kol ką. Tai va, susivedžiom drenažus, lietvamzdžius. Va, išvedėm čia, nes ties čia staukas baigsis. Na čia vienas staukas bus, po apačia kitas staukas bus. Va, čia. Tai va, visur susivedžiojom. Įsistatėm šulinuką, kur subėgs viskas. Va, tenais. Va, biškį nuolydžiukus padarėm, kad čia subėgtų, paskui šičia vat, nutemsim į griovį. Tai va, taip, kažkas tokio. Nes čia reikia šiaip tai jau raust, reikia, nes čia tuoj prisipildys vandens ir tada muš atgal. Tai va, žodžiu, darbingas buvo sekmadienis, nes šeštadienis labai bjaurus buvo, tai kaip ir nelabai ką nuveikėm, biškį čia tik tais. Va, tai paskui pirmadienį dar čia vežinį žvyro. Važiavom į svečius, Tai va, tai šiandien atidirbsim, kaip priklauso. O, einu jau sausainių. Aišku, kaip... Ne, kiaušų turiu pasimt. Tai va, tai žodžiu, kaip visada pusryčiai yra mašinėlė. Gerai. Nu va, išsipylėm. Sėkmingai viskas. Va, tik čia įsivaizduokit, kaip tai šlaitais turėjome su karu čia nusileist. Va. Čia dėsis bordiūras. Tai va. Tai dabar lėkiam lentų, vežtis lentų. Mano paskutinis darbas būna visą laiką nusivalyti nubėgusius, pavyzdžiui, nusibrauki betoną ir čia pribėga pilna betoną. Negaliu pakęsti, kai kiti paliek taip netvarkingai. Visą laiką susivalau, apiberiu žemę, kad būtų čiki-piki. Mediena visa surūšiuota. Čia šiltnamių pamatai. Čia kapam. Ten namo pastoliams. Čia tos gražesnės skersiniam. Čia vaikščiot ant ko. Ir čia pačias kojas daryti. Pastolių kojos bus 3 ir 6 metrų. Tai per galą 6 metrų eis, va čia, kad trikampį pasiektam, čia 3, paskui tas įjungsim, kai reikės. Išvažiau išlėlį iš krūvų, paskleidžiau
Tai ką, nu kai visada valgyti. Tai tiek. Ačiū, kad žiūrit.